Labas visiems. Šį kartą noriu atkreipti dėmesį į situaciją, su kuria vis dar gana dažnai susidurėme. Tai yra, žmonės vis dar bijo elektrošoko, žiūri tai kaip į siaubą baubą, kartais dėl to nesikreipia tada pagalbos, kada jums reikėtų kreiptis, kartais tada, kai yra suplanuotas ritmo statymas, labai pergyvena ir dėl to paprašėme vieno paciento tiesiog nufilmuoti, kaip atrodo šitą procedūrą. Tai dabar kviečiu tai pažiūrėti ir po to video pabaigoje bus keletas trumpų patarimų ir paaiškinimų. Reiškia, ponui Albertui prieš keletą valandų sutriko ritmas, jis tai pajuto, žmogui tai vyksta ne pirmą kartą, jau yra statytas vieną kartą elektrošokų. Ir dabar ruošiame šiai procedūrai ir videoklipas yra skirtas tam, kad žmonės suprastų, kas tai yra per procedūra ir kad mažiau viso to bijotų. Tai visų pirma, žmogus yra prijungiamas prie gyvybinių funkcijų monitoriaus, žmogui yra duodama kvėpuoti deguonies, nes mes taikysim tokią liaudiškai, tarkim, narkozę arba mediciniškai tariant sedaciją, tai yra nepilna narkozė ir po to darysime pačią procedūrą. Tai dabar pacientui mes leidžiame vaistus, kurie sukels miegą. Kamilė, prašau, pafilmuokime laikrodį, reiškia, turime 12 val. 23 minutės, kad žmonės suprastų, kiek trunka procedūra. Yra prijungtas ir defibriliatorius. Maždaug už minutės pradės veikti vaistai ir mes galėsim daryti procedūrą. Tai maždaug praėjo minutė nuo vaistų suleidimo. Ar girdite mus, ponas? Ponas jau mūsų nebegirdi. Galime saugiai atlikti procedūrą, žmogus jau nebeprisimins jokio skausmo dirgiklio. Traukiamas deguonis, uždedami elektrodai, kad būtų patogu ir daroma pati procedūra. Štai ritmas atsistatė. Jis yra praėję 5 minutės maždaug nuo mūsų sedacijos pradžios. Na, ponas, kaip jaučiatės? Šiam momentu gerai, bet kažkaip tai svaigsta tokie. Svaigsta, čia po tų vaistukų. Ar jau mes elektrošoką padarė? Jau viskas? Net nejaučiu. Nieko nejautėt? Nieko neprisimenat? Nu, va, ponas. Tai kitiems irgi galite parekomenduoti žmonėms, kad nereikia bijoti elektrošoko, ne? Nei skausmo, jokias intervencijas. Praeis 4-5 minutės ir žmogus pilnai atsigaus. Ačiū jums labai stamsta, tai linkim sveikatos, gerai? O svarbiausiai, ačiū jums, kas sutiko. Dabar, kai pamatėte pačią procedūrą, sudėkime akcentus, kad atsakytumėm į klausimus ir išsklaidytumėm nereikalingas baimės. Jūs čia pamatėte kardio versiją, kalbam mediciniškai. Jinai šiek tiek skiriasi nuo defibriliacijos, kurią mes darome gaivinimo metu, bet iš esmės taip atrodo elektrošokas, elektroimpulso terapija, kurio žmonės tai bijo ir, kaip matot, jeigu tu esi patikimuose rankose, tikrai nėra ko čia bijoti. Pats sudėtingiausias dalykas iš medicinės pusės čia turbūt yra sedacija, tai yra tinkamo vaisto, jo dozės parinkimas, kad žmogus nejaustų skausmo, bet ir neatsirastų kvėpavimo takų problemų. Kaip matot, žmogus skausmo visai neprisimena ir pats elektrošokas yra labai vienmomentė procedūra, tai reiškia, yra trumpas tas epizodas. Mano nuomonė, mano patirtim, tai sukelia daug mažiau skausmo negu, pavyzdžiui, sąnario atstatymas ar netgi didelio pūlinio atvėrimas. Dėl to, mano nuomonė, ir pūlinio atvėrimo metu reikėtų taikyti sedaciją. Taigi, jeigu jums yra paskirtas planinis ritmo statymas, jūs dabar tikiuosi, jog pamatėte, kad tikrai čia nėra ko bijoti, nevenkite to, neužleiskite priežiūrų virpėjimo, nes tikrai, jeigu galima ritmą statyti, tai geriau, kad tas ritmas dar būtų atstatomas, nebent jau kardiologas padaro jums echoskopiją širdies, mato, kad kameros yra išsiplėtusios ir sako, kad jau nebeverta ritmo statinėti, reikia tik tais mažinti pulsą. Tai čia tiek. Dabar tiems žmonėms, kuriems pirmą kartą sutrinka ritmas, jie tai pajaučia, pamato savo telefone, dabar jau tai galima padaryti, arba kuriems dažnai ritmas sutrinka, turbūt vertėtų palaukti 6 valandas maždaug iki kreipimosi į priėmimą, nes kartais ritmas pats yra atsistato, tai jeigu jis atsistato, tai tikėtina, kad jis atsistatys per 6 valandas, jeigu per 6 valandas jisai neatsistatė, tai jau turbūt, kad reikia medikų pagalbos. Ir būtent nereikia per daug uždelsti, nes jeigu ypač žmonės, kurie nevartoja kraują skystinančių vaistų, jeigu jie pas mus atvažiuoja vėliau negu po 12 valandų, tam tikrais atvejais vėliau negu po 48 valandų, mes jau dėja negalime iškart saugiai statyti ritmo, nes yra insulto tikimybė ir tada žmogus turi 3 savaitės gerti kraują skystinančius vaistus ir žinoma, pačiai širdžiai, tai nėra idealus scenarijus, 3 savaitės bus sutrikusiu ritmu. Taigi, jeigu sutriko ritmas, tikrai nelaukime keletos parų ir, aišku, ne po 1 valandos,
bet 6 valandas pralaukus reikėtų atvažiuoti į skubios pagalbos skyrių. Reikėtų atvažiuoti, aišku, jeigu sutrinka ritmas, reikia nevalgyti, nes, kaip matėte, yra taikoma sedacija, ta liaudiškai tariant švelni narkozė, ir būtent prieš ją reikėtų būti nevalgius 6 valandas, galima būtų išgerti gal skysčių 2 valandas prieš tai, bet manau, kad nereikia dėmesio, nes jeigu reikės skysčių, jums bus uždėta lašinė. Žmonės, kuriems jau yra kažkada sutrikęs ritmas, tai ir yra paskirti kraują skystinantys vaistai, būtinai tęskite jų vartojimą ir savavališkai nenutraukite, jeigu taip gydytojas nepasako, nes jeigu jums pavyzdžiui, jūs nepastebėjote, kada tiksliai sutriko ritmas, bet jūs vartojate kraują skystinančius vaistus, tenai mums nebelieka laiko apribojimų, kada mes galim jums ritmą statyti. Ir tai yra labai labai svarbu. Bet jeigu jūs, pavyzdžiui, būna praleidę keletą dozių ir nežinote, kada sutrikęs ritmas, tada jau vėl prasideda tas procesas, 3 savaičių viskas iš naujo. Ir dabar tikrai rekomenduoju visiems žmonėms, kurie turi ritmo sutrikimus, naudoti kažkokius išmanius laikrodžius. Tikrai nuostabus dalykas, jie jau gali užrašyti patikimą vienos derivacijos elektrokardiogramą ir netgi pasakyti, ar yra ritmas sutrikęs ar ne. Vyresnio amžiaus žmonės galite paprašyti turbūt savo artimųjų, kad išmokytų, kaip su jais naudotis, bet manau, kad tikrai tiem žmonėm, kurie, pavyzdžiui, nejaučia, kada yra sutrikęs ritmas, bet jiems galima jį atstatyti, kad kuo mažiau laiko praleistų prieširdžių virpėjimo epizode, tikrai prasminga turėti tokius laikrodžius. Tai ką, tiek šiam kartu, jeigu dar kažką tais praleidau ir matysiu iš klausimų, aš tiesiog papildysiu tą video aprašymą tuo ir dabar tiesiog tikiuosi, kad bent jau šitoj vietoj kažkiek daugiau aiškumo ateis žmonėms. Prašau, pasidalinkit šito video klipu, palaikinkit šitą kanalą, nes mes čia dėsime daugiau vertingos medžiagos žmonėms tiek šiam kartu ir būkite sveiki.